Sveiki visi, aš esu Vytautas Untulis, esu kompanijos Swiss Goldman partneris. Jeigu žiūrite šį video, reiškia ieškote atsakymų į klausimus, kurie jums iškilo. Kadangi aš lygiai taip pat kaip ir jūs, savo laiku norėjau suprasti, kaip viskas veikia. Iš kur čia pinigai, ką reikia tam padaryti ir turėjau tik vieną prezentaciją, kurią žiūrėdavau po kelis kartus per dieną tam, kad išsinagrinėti, kaip viskas veikia. Ir pagaliau supratęs, kaip viskas veikia ir kokios čia yra galimybės, man tikrai nebereikėjo dar vienos savaitės, kad tai suprasčiau. Aš tiesiog nebenorėjau gaišti savo laiko ir tapau kompanijos partneriu, kom tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi. Taigi tam, kad negaištumėte savo laiko, aš paruošiau jums dar vieną prezentaciją, kuri leis jums suprasti, kaip viskas veikia. Pagrindiniai klausimai, iš kur čia pinigai ir ką reikia tam padaryti. Šiandien pakalbėsime apie svarbius momentus, kuriuos dažniausiai užduoda žmonės. Pradėkime nuo pradžių. Tam, kad patekti į šį verslą, jūs turite turėti sponsorių, rekomenduotoją. Žmogų, kuris parekomendavo jums šį verslą. Tai žmogus, kuris žino, kaip veikia šitas verslas. Tai žmogus, kuris turi atsakymus į jūsų klausimus. Tai žmogus, kuris visą laiką dirbs su jumis, kadangi jūs esate jo komandos dalis. Kitaip tariant, atėję į šį verslą, jūs visą laiką turėsite nuosavą verslo patarėją. Ir jūs tikrai niekada nebūsite palikti be atsakymų, kadangi mes dirbame komandoje. O jeigu taip nutiktų, kad jūsų sponsorius nežinotų atsakymo į jūsų klausimus, nieko baisaus. Greičiausiai jūs išgirsite iš jo. Aš pasirūpinsiu, kad į šį klausimą būtų kuo skubiau atsakyta. Tai reiškia, kad jisai kreipsis į aukščiau stovintį sponsorių, kuris žinos atsakymus į tuos klausimus. Ir tokiu būdu jūsų sponsorius sekantį kartą jau žinos atsakymą į šį klausimą ir jūs taip pat. Taigi jums patinka šis verslas ir tam, kad pradėti savo nuosavą verslą, jums reikia tik 720 eurų. 20 eurų tai pinigai už jūsų asmeninės svetainės aptarnavimą ir 700 eurų tai pats depozitas. Čia noriu pabrėžti, kad tai tik depozitas ir tie 700 eurų yra jūsų pinigai ir jų iš jūsų tikrai niekas negali paimti. Jie priklauso jums, netgi ir tuo atveju, jeigu jums nepavyktų atlikti kvalifikacijos. Šiuo klausimu pasiteiraukite savo sponsorius. Eime toliau. Kai padarysite jūsų depozito apmokėjimą, jūs pateksite į 7 vietų auksinį stalą, į pirmąjį lygį. Taigi ką mums reikia padaryti, kad uždarius stalą gautumėte savo premiją? Mums reikia atlikti kvalifikaciją 1+2. Jinai daroma tik vieną kartą. Mums reikia per niekam nepribotą laiką surasti tik 2 žmonės, kuriems būtų aktualu papildomai uždirbti 18–20 tūkstančių eurų per metus, nepriklausomai nuo veiklos, kurią jie šiuo metu užsiema. Žiūrėkime pavyzdį. Būdami pirmame lygyje, mes turime laiko susipažinti su projektu, išsinagrinėti, kaip jisai veikia, ką reikia tam padaryti, kiek čia galime uždirbti ir visus panašius klausimus mes turime turėti atsakymus. O su atsakymais jums padės mūsų komandos prezentacijos ir savaime aišku jūsų sponsorius. Tokiu būdu jūs išmoksite ir suprasite šį verslą daug greičiau ir išmoksite dirbti komandoje. O jūsų sponsorius, surinkęs labiausiai užduodamus klausimus ir dirbdamas vienoje komandoje su savo sponsoriu, galės paruošti atsakymus į tuos klausimus, kurie užduodami labiausiai. Prezentacijos formoje tokie kaip šį. Eime toliau. Tam, kad atlikti kvalifikaciją, jūs pakviečiate tik 2 savo pažįstamus. Lygiai tokiu pat principu Paulius pakviečia 2 savo pažįstamus ir atlieka kvalifikaciją. Stalas vėl užpildytas ir padalintas į 2 simetriškus stalus. Dabar Aleksas gauna savo premiją ir palieka šitą stalą. O jūs dabar atsidūrėte 3 lygyje, stalo pagrinde, kuriame vėl prisideda 4 naujos užsakymo vietos. Kai tik jūsų žmonės atliks kvalifikaciją, pakvietė po 2 savo pažįstamus, jūs gausite savo premiją ir paliksite šitą stalą. Taigi, kaip matote, stalas užpildytas ir jūs dabar gausite savo premiją 2100 eurų. Daugumai iškyla vienas svarbus klausimas, iš kur kompanija moka mums tokius pinigus. Taigi panagrinėkime. Viršutinėme pirmame lygyje yra 4 užsakymo vietos ir kiekvienas naujas klientas atneša depozitą 720 eurų. 20 eurų tai už svetainės aptarnavimą ir lieka 700 eurų. Taigi stale 4 vietos po 700 eurų. Supliusavus gauname sumą 2800 eurų. Taigi iš šių pinigų 2100 eurų keliauja jums, o likę 700 eurų keliauja į sekantį auksinį stalą, į kurį jūs patenkate. Tokiu būdu jūs tik vieną kartą investavę ir tik vieną kartą atlikę kvalifikaciją užvedate jūsų asmeninę pinigų spausdinimo mašiną. Turiu omeny, kad jūs gaunate savo premiją ir jums nereikia papildomai dar 700 eurų, kad patekti į kitą užsakymų stalą. Eime toliau.
Iš jūsų 2100 eurų kompanija atskaito savo komisiją 10% ir jums lieka 1890 eurų. Dėmesio, noriu priminti, kad Swiss Golden tai internetinė parduotuvė, kuri prekiauja aukso luitais nuo 1 iki 100 gramų svorio. Marketingo sistema tam ir buvo sukurta, kad per rekomendacijų sistemą kompanija didintų savo internetinės parduotuvės apyvartą. Ir kompanija ne šiaip atiduoda jums 1890 eurų, o už tuos pinigus nuperka jums auksą iš savo parduotuvės pagal tos dienos kainą, kurį nustato Londono Fixingas. Ir tokiu būdu kompanija realizuoja savo parduodamą auksą ir taip jinai uždirba. Kadangi Swiss Golden tai internetinė parduotuvė prekiaujanti aukso luitais nuo 1 iki 100 gramų svorio, kuri turi tikrai unikalų, skaidrų ir patikimą marketingą, kuris leidžia kiekvienam pradėti savo nuosavą verslą su minimaliomis investicijomis ir paruoštų verslo modeliu, kuris leidžia uždirbti kiekvienam pradžiai 18-20 tūkstančių eurų per metus. Ir tai tik tai bonusinė programa. Dar kompanija turi karjeros galimybę, tai atskira pasyvių pajamų šaltinių šaka, apie kurią mes pakalbėsime kitoje prezentacijoje. Kompanija taip pat mato, kad daugelis žmonių norėtų pradėti verslą, bet neturi 720 eurų. Todėl kompanija ir sukūrė preliminarų stalą, kad žmonės galėtų pradėti kurti savo verslą neturėdami 720 eurų. Įėjimas į preliminarų stalą yra tik 220 eurų, iš kurių 200 eurų yra pats užsakymo depozitas, o 20 eurų už svetainės aptarnavimą. Sidabrinėme stale veikia lygiai tokios pat sąlygos. Jums reikia atlikti kvalifikaciją 1+2. Jūs vienas turite surasti tik tai 2 žmonės, kuriems būtų aktualus papildomas uždarbis. Ir čia noriu jums priminti, kad preliminarus stalas yra sukurtas tik tai tam, kad patektumėte į auksinį stalą. Taigi atlikus kvalifikaciją ir uždarius sidabrinį stalą, jūs gaunate 800 eurų. Minus 10% kompanijos komisijos lygu 720 eurų. Ir 700 eurų keliauja kartu su jumis į auksinį stalą. Dabar persikelkime į kitą skaidrę ir pažiūrėkime, kaip tai veikia. Dabar daugeliu iškyla klausimas, ar reikia atlikti kvalifikaciją dar kartą auksinėme stale? Atsakymas – tai nebūtina, kadangi jūs atlikote kvalifikaciją sidabrinėme stale. Jums tik reikia sulaukti, kol jūsų pakviesti žmonės uždarys po savo sidabrinį stalą ir kaip tik tai jie tai padarys, jie keliaus į stalą, kur randasi jų sponsorius. Žmogus, kuris pakvietė juos, o tas žmogus esate jūs. Tuom jūs ir sveikinu. O dabar pakalbėkime apie garantijas. Noriu jums priminti, kad kompanija dirba pagal ES įstatymus, o pagal vartotojų teisių įstatymą ES jūs turite pilną teisę per 14 dienų nutraukti sutartį ir grąžinti visus pinigus atgal, nepateikiant jokios priežasties. Kasgi nutinka po 14 dienų? Galite būti ramus, net ir po 14 dienų jūsų sumokėtas depozitas ir lieka jūsų. Kaip ir minėjau, tai yra jūsų pinigai ir jų iš jūsų niekas negali paimti. Detaliau šiuo klausimu kreipkitės į savo sponsorių. Jisai tikrai turės atsakymus į šios klausimus. Manau, kad praskaidrinau jūsų abejonės, atsakiau į svarbius klausimus. Jeigu turite dar klausimų, būtinai juos užduokite žmogui, kuris parodė jums šią prezentaciją. Mes dirbame komandoje ir surinkę daugiausiai užduodamus klausimus, paruošime jums atsakymus. Tai darome tam, kad ką tik atėjęs žmogus turėtų teisingus atsakymus ir kol pats jos neišmoko, galėtų pateikti juos savo draugams, pažįstamiems tokioje formoje kaip ši. Taigi linkiu visiems skirti savo laiką tiems dalykams, kurie atneša finansinę laisvę. Nes tik būdamas finansiškai laisvas, gali būti laimingas. Visiems iki malonaus ir nepamirškite susisiekti su žmogumi, kuris parodė jums šią prezentaciją. Iki malonaus.